Ar žiemos laikotarpiu, taip pat kaip ir vasarą, yra galimybė atrasti vietą Palangoje, kur būtų galima skaniai pavalgyti? Į šį klausimą bandydami atsakyti su Katinienė, apsilankėme bare Meet Up. Jau vartydamas baro meniu atradau atsakymą į klausimą, kuris kamuoja mane jau senokai. Tas klausimas paprastas, manau, iškylantis daugeliui. Kodėl šiuolaikiniai barai savo suteikia angliškus pavadinimus? Atsakymas paprastas, jei tu pasivadinsi užeigą pas Joną, tokių aukštų kainų į meniu įtraukti negalėsi, bet pasivadindamas angliškų pavadinimų, tu lyg savo suteiki kitokį statusą. Svečių be mūsų bare buvo tuo metu dar 1 ar 2 staleliai. Bet užsakytų patiekalų mes laukiam taip ilgai, kad susidarė toks jausmas, kad mes sėdėme sausakimšame bare. Greičiausiai sprandinės kepsnį ant grotelių padėjo kepti, dar anglims rusenant atvirą ugnimi. Tokį spėjimą darau, matydamas apdegusius kepsnio kraštus. O padažo skūpas virėjas greičiausiai pipetę prilašino į padažinę. Panašiai apdegusi buvo ir vištiena mėsainėje. Ir cukinija buvo sukepta iki medūzinės tekstūros. Tad mėsainis, kaip ir sprandinės kepsnys, nieko bendro neturėjo su skambia iškaba prie įėjimo. Bet štai nieko bendro su grill namai pavadinimu neturintis varškėtukai buvo skanus. O šių dienų oras puikiai atitinka Meet Up bare valgytą maistą.